Sveiki gyvi, mėlyjei mūsų žiūrovai, žiniasklaidos DNR ir antrasis pokalbis apie dirbtinį intelektą. Išties įsivažiavome, išties įdomu ir kai sakau įsivažiavome, aš turiu galvoj ne vien tik tai mūsų laidą, bet ir turiu galvoj mūsų civilizaciją, kuri jau kelinti metai gyvena su dirbtiniu intelektu, kaip su savo pažįstamu, draugu, o kartais net ir su tuoktiniu. Nes iš ties neįsivaizdavome, kad prieš keliarius metus, kad mes galėsime gyventi su dirbtiniu intelektu, dabar jau pradedame nebeįsivaizduoti, kaip gyvensime be jo. Bet nil novo sub sole, kaip sakė senovės romėnai, nieko naujo pasaulyje neįsivaizdavome, kad su radiju gyvensim, paskui su televizija, paskui su internetu, paskui su mobiliaisiais telefonais, ar iš pradžių su mobiliaisiais, paskui su internetu, dabar dirbtinio intelekto eilė. Ir aktualijų yra ganėtinai daug, viena iš jų ES dirbtinio intelekto aktas. Ir pakalbėkime ir būtent apie šitą aktą ir ateities žurnalistiką. Ir mūsų pašnekovas nepaprastai rimtas. Tai Lietuvos dirbtinio intelekto asociacijos prezidentas bei Vilniaus universiteto informatikos instituto direktorius daktaras Linas Petkevičius. Labadiena, Linai. Sveiki. Na ir aš jau taip pradėjau, gal jums gali pasirodyti juokinga, bet sulyginau dirbtinį intelektą su tuoktiniu. Na ir iš ties draugystė, tarkime, dabar 26 metai, dirbtinis intelektas į mūsų gyvenimą plačiau ateina, tarkim, apie 22-uosius, ar ne? Tai jau 4 metai, tai ilgas draugystės laikotarpis, tuoktuvės ir jau pradedame gyventi. Rožinis dar etapas, ar ne? Ir ką reiškia dirbtinis intelektas šiandien ganėtinai eiliniam vartotojui, tam, kuris nėra profesionalas ir tam, kuris nėra liumpenas, o tam, kuris yra 60% tų, kurie eina į darbą, iš darbo, grįžę vakare sėda ant sofos, pavalgo vakarienę ir kažką įsijungia. Kiekvienam individualiai, turbūt kiekvieną kartą, pažiūrėjau, aš asmeniškai pasižiūriu ir prisireikia kokio netipinio klausimo, kur tikrai nežinai, kaip kažką specifinio padaryti, ar pasiimti kažkokią instrukciją, kurią galbūt reikia susirasti. Ir tu paklausi ir turi šičia. Tai yra taip patogu, iš kitos pusės, kai pagalvoji, na taip, laiko sutaupo, bet labai daug tokių atvejų mes turime, jog ta pagunda, aš pasinaudosiu, paskutinę minutę man padarys dirbtinis intelektas. Tai yra labai tokia labai plati sritis. Nuo to, kad taip, mes turime labai daug gražių ir naudingų patarimų, iki to, kad tas padarimas kaip faktas, jis mums ne visą laiką duoda protinės naudos, mes labai taip išdeleguojam ir paskui net neprisimenam po keletos minučių, kad apie ką mes ir galvojam. Vienai, bet aš galvoju, kad jūs būsit labiau entuziastingas. Žiūrėkit, bet kai atsirado automobilis, mes nustojom jodinėti ir bėgioti. Kai atsirado dar kažkas, atsirado televizorius, mes prikepėm prie sofos tada ir taip toliau. Na tai turbūt natūrali žmonijos eiga. Bet jeigu apie naujausius laikus, tai žiūrėkit, prieš dirbtinį intelektą buvo Google'as. Tai Google'as tai jau ne 5 metai, Google'as jau mes, aš nežinau, 20 metų gal mes turime. O internetą jau 30 metų mes turime. Tai tikrai nieko naujo. Ar dirbtinis intelektas vis dėlto kokybiškai naujas šuolis yra? Naujas šuolis. Jeigu pasižiūrėti, aplamai galima pradėti nuo to, tai kas tas dirbtinis intelektas labai dažnai sutinkamas. Tai algoritmus, matematinę formulę, kurią galėtume net bandyti užrašyti ant lapo, kuri sukurta, tas algoritmas ir formulė, paėmus
kiek jau tos didžiosios įmonės surinko. 10 trilijonų žodžių. Tai yra milžiniškus kiekius interneto informacijos, nupirktų enciklopedijų, žodynų, kitų naujienų informacijos. Ir viską sudėjo į tokią kompaktišką formulę, kuri geba manipuliuoti informaciją. Jeigu mes pasižiūrėtume visą tai, kas mūsų viešai prieinama informacija ilguoju laikotarpiu buvo, dabar su ta informacija, jeigu buvo instrukcijos, pavyzdžiai, tai visom tom temam algoritmas puikiai manipuliuoja. Mums tą gebėjimą atlikti kažkokį užduotį ir deleguoti, tokiom užduotim viskas puiku. Bet jeigu tai pasižiūrėti, mes irgi turim daugybę tų pavyzdžių ir akademijoje, vis tiek yra tas klausimas, kaip ugdyti naują kartą, kuri būtų protingesnė negu dėstytojo dėstytojas. Ir šioje vietoje labai daug iššūkių, nes tas nusiteikimas, kad yra pagalbinis įrankis, kuris tau padės padaryti paskutinę minutę, jis atima tą pabuvimo su savimi, tą pamastymą valandos, 3 valandų, kai tu neišsprendi uždavinio, bet galų gale tau šauna mintis ir kažkaip išsprendi. Bet sakykime, kai buvo kuriamas Google'as, tai irgi rinko informaciją iš visų įmanomų šaltinių, kurie... Tiktais tuo metu buvo labiau gal paieška, gebėti pagal raktažodžius, surasti visame internete informaciją. Dabar jau mes turime galimybę manipuliuoti. Ir greitų metu, aš beveik įsitikinęs, gal net šiemet bus labai daug alternatyvų, kad tiesiog net neturinti interneto, telefone pasiėmei, gali paklausti, be interneto ryšio, tiesiog nesiunčia duomenų į debesų kompiuteriją. Tai čia jau yra ta manipuliacija, gebėjimas manipuliuoti. Lina, jūs keliate įdomų klausimą ir įdomią problemą. Ar visuomenė turėdama tokį įrankį bus protingesnė, ar žmonės bus protingesni, ar žmonės bus aktyvesni, ar žmonės bus kūrybiškesni? Iš ties, kai atsirado mašinos, lėktuvai ir panašus dalykai, žmonės daugiau pasiekė, dabar mes į mėnulį lakstom, žiūrėkit, šiomis dienomis amerikiečiai jau skrenda aplink mėnulį vėl po 50 metų ir taip toliau. Pasaulio istorija rodo, kad mes žmonėje plačiaja prasme sugebame panaudoti vystymuisi. Iš kitos pusės daugybė mokslininkų, atsiprašau, gal ne daugybė, bet aš tikrai girdėjau, kad vienas kitas sako, kad mūsų vaikai kvailėja, kadangi jiems nebereikia net daugybos lentelės mokytis. Ir jeigu staiga viskas dingtų, jie negalėtų pasakyti 4x7, kiek yra. Jau ir aš, gero, nebepasakyčiau taip iš karto, nors gal ir pasakyčiau, bet nerizikuosiu. Tai vis dėlto, ar jūs galvojate, kad tai grėsmė, ar tai yra vis dėlto pagalba žmonijai ilgesniam laikotarpį, arba kad ir trumpesniam? Tai priklauso, kaip mes realizuosim. Iš tikrųjų, jeigu pasižiūrėti, taip, labai daugiau naujų dalykų galima padaryti. Taip. Ir iš tikrųjų top laboratorijos, top įmonės, iš tikrųjų daugybė įvairių projektų, veiklų, kurių anksčiau tiesiog nerasdavo laiko, ima, daro, vysto. Bet mes tą patį matome ir, tarkime, su studentais. Ta žingeidžių studentų sritis, ir kurių labai dažnai nėra ta masė, jie sugeba įtraukti tą naują įrankį ir sužinoti daugiau. Tačiau takoskyra tarp tų, kurie įdomu ir, pavadinkim, kurie mato, kad yra tokia galimybė deleguoti užduotį ir tiesiog galbūt išspręsti užduotį, padaryti darbą ir nesureikšminti ir neįsidėti savo nieko į galvą, tai takoskyra iš tikrųjų plečiasi. Ir čia priklauso, jeigu mes kaip visuomenė nebandysim ieškoti instrumentų, kaip galėtume paimti ir sugebėti integruoti tą įrankį, kad iš tikrųjų jis būtų naudingas. Nes aš esu šalininkas, kad vien tas faktas, jog mes kažko labai daug pridarysim, įvairiausių naujų technologijų prikursim ir po to nesuprasim, nemokėsim jų koreguoti, suprasti, dėl ko taip buvo suprojektuota ir padaryta,
taip pat savaime neduos proveržio ir labai didelių inovacijų. Linai, ar jūs sakote, kad žmogus, kuris turi tokį įrankį, nėra suinteresuotas gilintis į tą, ką jisai kūrė, ką jisai studijuoja? Na, kaip pavyzdį pasakysiu, tarkime, kokiais viduramžiais ar renesanso laikais knygos brangios, jų ten 10 yra, ir jeigu turi 20, kaip Abraomas Kulvietis mūsų, tai jau sako, turėjau galingą biblioteką su 20 knygų. Jis kiekvieną knygą išstudijuodavo, jie puikiai mokėjo kalbas, jie puikiai žinojo, kas tose knygose parašyta, jie gebėjo diskutuoti, jiems nereikėjo internetų, dirbtinių intelektų, botų, čiatų ir visokių kitokių dalykų. Poetai netgi sakė, net nesirūpinu knygelių dideliu skaičium, mažas sodelis te bus, betgi išartas gerai. Vat, o dabar jūs norit pasakyti, kad jeigu vis dėlto dar kartuojusi, tas viskas dingtų, tie įrankiai, žmogus liktų toks lėkštas, plokščias ir pasimetęs? Geras klausimas. Tikrai tokia galimybė egzistuoja, bet galima ir paprastesnį atvejį paimti. Jeigu dabar paimtume ir mes įprantame naudotis dirbtinio intelekto įrankiais, ar tai būtų ChatGPT ar Claude ar Gemini, turėkime omenyje, kad didžioji dalis įrankių yra Amerikos korporacijų įrankiai, kurie yra uždari, sukasi debesų kompiuterijoje, mes iš tikrųjų nevaldome ir neturime atviros prieigos matyti, tai su kokio tipo duomenim modelis sukurtas, kiek jis šališkas, nešališkas. Na ir jeigu taip pasižiūrėti, tai grįžtant prie to, kad tai yra algoritmas, kuris grįstas įvairiais tekstynais, interneto medžiaga. Ir paimkime tokį labai hiperbolizuotą pavyzdį. Vieną dieną nutarė, kad galbūt dalį informacijos iš tų modelių reikia pašalinti. Nutarė tie turėtojai tų visų programų. Tarkime, paimkime, nebelieka sakinio, kad Lietuva yra NATO ir Europos Sąjungos dalis. Ir jie gali išimti visur iš visų programų. Visur. Ir tokiu atveju tas dirbtinio intelekto modelis neturės tokių žinių. Ir visai po truputį mes gal ir net nepastebėsime, kad kažkokios informacijos nebėra, kažkuri informacija pasislepia, atsiranda nauja informacija. Tai iš tikrųjų tų rizikų, tebūnie jos ir teorinės, jos išlieka. Ir jeigu pasižiūrėtume šiuo metu, Europoje turime tik tais vieną labai stiprų žaidėją, įmonę Mistral, kuri yra Prancūzijoje. Yra keletas stiprių iniciatyvų. Mūsų kolegos Lenkijoje kuria savo, pirmiausia, nacionalinius, bet ir daugiakalbinius kalbos modelius, kad kažkiek Europoje turėtume kompetencijų ir esant poreikių alternatyvų vidinių, kurios būtų suverenios. Ir realiai, jeigu tai pasižiūrėtume, tai yra labai svarbu, nes tas pasinaudojimas ir kiekvieną dieną įpratimas naudotis, jis gali ir užliuliuoti mus. Priklausomybė tiesiog yra, bet jūs kuriate, jūs ko gero keliate prielaidą, kad įmanomas toks distopinis pasaulis, kuriame viskas atrodys labai gražiai, bet iškėlėte iš tikrųjų tokią kraupę tiesiog tezę, pavyzdžiui, kad gali nelikti kokio nors vieno sakinio, kuris pakeis iš esmės pasaulio istoriją. Įsivaizduokime ten kokią nors šalis, man net baisu pagalvoti, kad Lietuva tai gali būti bet kokia nors, jinai nebėra tenai, ateina kokia nors Rusija ir užgrobia todėl, o paskui aiškinkis. Kitaip tariant, tokių dalykų įmanoma. Kitaip tariant, iš tikrųjų vyresnysis brolis mus stebi. Dar vienas įdomus pavyzdys. Mes ilgą laiką turėjom tokį gan aišku procesą Wikipedijos. Tai norint parašyti, yra moderatoriai, yra daugybė žmonių, kurie prisideda. Ir jeigu yra parašyta nesąmonė, netiesa, yra bendruomenė atmeta, pažymė, kad tai yra blogas pakeitimas. Ir daugiau ar mažiau mes turėjome tokią aiškę
tiesa ir pagrindimu grįstą informacijos šaltinį. Nežinau, kiek esat susidūrę. Amerikoje dabar turime tą alternatyviai kuriamą Elono Musko Grokpediją. Tai yra Dar neteko. Tai yra dirbtinio intelekto metodai, tai yra jo kuriamas Grok dirbtinio intelekto modelis, surenka informaciją ir pagal tai suagreguoja, pavadinkime, tokią teisingą Wikipediją. Na ir šitoje vietoje, jeigu mes pasižiūrėtume, tai tas atrinkimas ir automatizuotas, pavadinkime, enciklopedijos sudarimas, jis vis tiek remiasi įvairių šaltinių internete surastų agregavimų ir šioje vietoje net yra tokia savoka užklausų užnuodėjimas, kai tu realiai turi šališkos informacijos, neteisingos informacijos ir jeigu jos kiekis yra labai didelis, paduodi modelių, užklausi apie kažkokį faktą ir mato, kad daugybė šaltinių cituoja neteisingą informaciją. Tai ir labai pasitaiko atveju, jog tas kalbos modelis, dirbtinio intelekto modelis, ir parašo pagal daugumą kažkokį faktą. Tai šioje vietoje mes turime tokių rizikingų vietų, į kurias turim žvelgti kritiškai tiesiog. Bet, Linai, yra ne viena dirbtinio intelekto programa, jau jūs minėjote Gemini, minėjote Grok, yra ChatGPT, yra dar kelios, gal jų konkurencija gali garantuoti demokratiją, sakykime, tam tikrą taisyklių laikymasi, taip pasakyčiau. Aš gal netgi sakyčiau, šiai dienai tai labiau įgalina atviro kodo ir atvirų svorių alternatyvos, tarp kurių, tarp kitko, yra labai nemažai Kinijos Alibaba grupės, DeepSeek įmonės modeliai, kurie yra atviri. Tas algoritmas galim atsisiųsti, pasileisti be interneto, panašios kokybės modeliai, tai jie iš tikrųjų labiau gal netgi sudaro tą atsvarą komerciniam didiesiem žaidėjam. Bet šiaip lyg ir raginama Kinijos produkcija nesinaudoti dėl to, kad jie renka duomenis. Čia būtent reikėtų atskirti tų kalbos modelių realizacijas, nes viena yra, jeigu mes prisijungiam per debesų kompiuteriją ir mūsų užklausos keliauja kažkur į debesis ir mes jau negalim sukontroliuoti. Ir jos gali būti nukopijuotos. Gali būti nukopijuotos, visa informacija apie kokias užklausos rašoma gali būti renkama ir panašiai. Ir aplamai, kas yra modelis ir jeigu tie modeliai yra atvirų svorių arba atviri, kaip minėjau, juos galima tiesiog atsisiųsti, kaip formulę algoritmą, pasileisti be interneto ant savo kompiuterio, ant savo išmanaus įrenginio ir duomenys tada niekur neiškeliauja. Tai yra tiesiog formulė, kuria prognozuoja, ką reikia atsakyti, priklausomai nuo to, ką mes užduodame. Ar čia kiekvienas Lietuvos žmogus dabar tą gali daryti? Ar čia reikia tokio specialisto jau kaip jūs, tarkime? Techniškai, turint naują, tikrai brangų išmanų įrenginį ir truputėlį techninių žinių, tai pasileisti galima. Aš manau, kad užtruks gal metai laiko ar greičiau, jog tokią alternatyvą, kur galėtume bendrauti su dirbtiniu intelektu pakankamai operatyviai, mes turėsime ir nesiunčiant į debesų Kitaip tariant, kol kas tai specų reikalas, bet jūs prognozuojat, kad po metų kitų, kadangi viskas labai greitai vyksta. Taip, nes techniškai tokie modeliai jau yra, tiesiog kol kas nėra tokių vieningų, labai paprastų programėlių, kad net neturint jokių bazinių žinių galėtum paimti ir atsisiųsti. Kai tik tais tokius turėsim, tai aš manau, tikrai daug kas migruos iš dabartinių įrankių į tokius, kurie nerenka duomenų, nesiunčia į debesų kompiuterį. Bet dar vienas tada klausimas apie tai, kad galima vienaip ar kitaip užprogramuoti. Man tiesiog kažkokiam buitiniam pokalbį vienas kolega pasakė, kad jis
pabandė, net nežinau kokio, bet greičiausiai ChatGPT programoje surinko, kad Rusija pralaimėjo karą ir programa niekaip nenorėjo suprasti šito dalyko. Ar gali būti, kad programuojami tam tikri politiniai dalykai, kurie, o gal ten Masko buvo, Grokas, aš nežinau, kokia ten programa buvo. Gali būti, kad programuojami tokie dalykai, kurie politiškai turi būti korektiški. Mes šito nežinome, ypatingai su komerciniais modeliais. Bet visi komerciniai turbūt. Ir ne, yra, kaip minėjau, tie atvirų svorių atkartojimų modeliai dažniausiai yra kūrimi ant viešai prieinamų duomenų ir jie dažniausiai nėra tokie kokybiškai geri kaip galbūt Grokas ar ChatGPT, tačiau jie yra sukurti viešai. Tai mes tikrai žinome, kad galime perskaityti šimtus milijonų tekstų, ant kuriuos naudojant buvo sukurti tie modeliai ir galima pasižiūrėti, iš kur ta informacija atėjo. Su komerciniais modeliais visgi šito mes tikrai nežinome. Ir jeigu dar kartelį prisiminti, kaip jie dažniausiai yra kūrimi, tai didžiąja dalimi vis tiek yra šimtai milijonų klausimų, atsakymų, pavyzdžiai, kaip suprogramuoti kažkokią funkciją, pavyzdys, koks istorinis faktas įvyko tada, ten vadovėlinis galbūt faktas. Ir šioje vietoje yra du akcentai. Tai pirma, vis tiek, tokie kartais specifiniai klausimai, galbūt jų nebuvo informacijos žinių bazėje aplamai tarp daugybės tekstų gali pasimesti, bet tikrai negalima atmesti ir galimybės, kad kai kurio temom yra paruošta, kad intencija ir atsakymas būtų galbūt švelnesnis ar politiškai pamanipuliuoti. Kitaip tariant, tai galimas būtų toks atvejis. Bet beje, mes kalbėjomės vienoje laidoje ir su asociacijos Latga atstovė, jinai minėjo, kad informacija programom renkama, kai kada neatsižvelgiant į autorių teisės, kadangi apmokymui. Ar dirbtinio intelekto atsiradimas apskritai neišplaus autorių teisių visame gyvenime, pradedant apmokymu, baigiant kūriniais? Nes mes puikiai žinome, kaip sunku nustatyti, kartais būna, kas sukūrė ir kiek esama žmogaus, kiek dirbtinio intelekto, kaip tu sugaudysi, kokiais šaltiniais buvo apmokytas dirbtinis intelektas. Ir tie patys tada tos pačios autorių teisės gali, išskyrus tam tikrą procentą, kada tikrai labai aišku, kur, kada ir kas, gali tapti istorija. Jeigu klausimas, ar prieisim prie tokios utopijos, kai nuėję į naujienų puslapį, turėsime skilti parašytą žmogaus ir nusipirk prenumeratą, arba skaityk nemokamai ir parašytą algoritmo. Taip. Tai galima prieiti ir prie tokios, nes jeigu pasižiūrėti tą kainą, kiek kainuoja sugeneruoti tiek automatinį tekstą iš vieno sakinio, tiek agreguoti ir parašyti ten sporto apžvalgą iš rungtynių rezultato. Tai mes matome, kad per paskutinius 3 metus tai ta kaina realiai virš 1000 kartų, kiekvienais metais po 10-20 kartų mažėja. Ir mes tikrai turim ir artėjom prie tokios situacijos, kur jeigu tau tiesiog reikia tekstų, tai finansiškai tau niekaip neapsimokės, kad sėdėtų kažkas ir laužytų galvą ir tikrai parašytų kažką originalaus, jeigu tau tiesiog reikia puslapio. Bet nepaisant to, matyt, čia kiti procesai įsijungs, kad tas klausimas kyla dėl autorinių teisių ir labai daug kur. Su istoriniais faktais nežinau, ar mes susitvarkysime atgalinę datą, kur jau yra dalis informacijos panaudota, kuriant modelius ir iš tikrųjų tais atvejais dabar jau tiek daug tos informacijos yra didžiosios įmonės dažnai pririnkusios, kad
gali net ir išmesti ir dažniausiai... Sakyt, net ir neturėjom. Net ir nenaudosim. Kita karta jau duomenų. Taip, galbūt sumokėsim tą vienkartinę baudą ir tiek, bet ateičiai šitas klausimas, matyt, turės būti svarstomas, nes kaip bebūtų, ta proporcija, mes tikrai artėjame į informacijos tokį šiukšlyną, kur viskas bus sugeneruota. Tai... Mes informacijos šiukšlyną, Linai, turbūt įžengėme prieš 30 metų, nes internetas yra ten yra viskas, ten necenzuruojama. Bet ar jūs sakote, kad artėja metas, kada bus žmogaus kuriamas produktas, tai yra, aš įsivaizduoju, kaip vadinamas, intelektualus, toks išskirtinis, elitinis, kur jausmai, kur dar kažkas. Ir masinis produktas, kuriamas dirbtinio intelekto, bet tada, čia kaip Anglijoje 19 amžiuje, kai atsirado mašinos, tai avių augintojai ir panašus žmonės, jie pradėjo daužyti tas mašinas, sako, negalime, mes prarasim darbą. Ar dabar nesikartoja panašus dalykai, gal žurnalistų nebereikės? Ir tarkim redakcijoje, kur yra 20 žurnalistų, užteks 2 ar 3, kurie matytų, kur kas dedasi, nustatytų redakcinę politiką ir tiem patiem, nežinau, kam programom padalintų. Tu apie Žalgirio rungtynės rašysi, tu apie ten tas rungtynės, tu padarysi apie streiką ir pirmyn. Bet vėlgi mes negalėtume atmesti, kad galbūt bus atvirkščiai, nes kuo toliau, tuo daugiau mums reikia iš tikrųjų patikrinti informaciją. Mes gaunam daug informacijos ir jeigu mes tikimės, kad galim pateikti faktais patikrintą informaciją, tai poreikis tikrinti faktiškai, žiūrėti, pertikrinti daugybę šaltinių, gyvai nuvažiuoti ir pasiklausti. Šitoje vietoje aš netgi sakyčiau, turbūt didės. Žmogaus vaidmuo. Taip tariant, jūs dar teikiate vilties. Ir sureaguojant į tą dedamąją, tai kaip čia galėtų viskas pasisukti dirbtinis intelektas ar žmogaus kūryba, aš gal būčiau toje barikadų pusėje, kuris sako, kad žmogus žingeidus ir ieškantis naujų dalykų su dirbtiniu intelektu yra labiau tikėtina sėkmingas surasti kažką naujo ir būtent sukurti tiek įdomių sprendimų, tiek naujų įžvalgų, negu tiesiog naudojant dirbtinį intelektą, taip aklai pavadinkime. Kitaip tariant, jūs už tokį bendradarbiavimą ir tai logiškiausias kelias dirbtinis intelektas kaip įrankis. Bet tarkime, yra dabar jau šiandieną, mes turime kai kurių produktų, kai beveik neįmanoma atskirti, kas sukūrė, aš turiu galvoje, muziką. Ir aš nevardinsiu tų kūrinių ar tų programų, bet aš pats klausiau, gražu, perkūnas, kaip gražu. Ir kolegos sako, žiūrėk, koks geras kūrinys, paskui kitas sako, taigi dirbtinio intelekto sukurta. Ir taip toliau, jau nebeatskiri šitų dalykų. O muzika, tarkime, ten dar popsinė muzika, bet vis dėlto griebianti jausminė muzika. Tai yra sričių, kur galbūt dirbtinis intelektas lygiavertis jau dabar su žmogumi. Bet aš vėl, žvelgdamas į šios pavyzdžius ir daugybę naudojimų paprastų pavyzdžių, aš žvelgiu kaip į egzistuojančių, tarkim, žinių apdorojimą. Tarkim, turim internete trilijonus žodžių, 100 milijardų sakinių, tai jų manipuliaciją mes ir verdam tam pačiam katile. Sugeneruota muzika, turime 100 tūkstančių, tarkim, vieno žanro ar kito žanro įrašų, tai vėlgi tame pačiame katile sugeneruoti kažką naujo. Tai manipuliacija su ta pačia medžiaga. Ne kažką naujo suranda, bet jis sumanipuliuoja, sugeneruoja. Taip. Ir šioje vietoje būtent klausimas, kaip atrasti tų naujų krypčių, kurios šiuo metu nėra ir jos taip nemanipuliuojamos. Čia turbūt ir bus tas iššūkis, kaip mum, kaip ieškantiem ir mąstantiem, tai kokios yra tos naujos kryptis, galbūt su dirbtinio intelekto pagalba bus galima
surasti kažko naujo. Nes kitu atveju mes taip virsim savo katile, savo egzistuojančių žiniom ir kažkurio metu tiesiog užlūšime patys. Kitaip tariant, Linai, jūs vis dėlto tikite žmogaus kūrenčiąją gale. Bet žinot, aš vėl prisimenu vieną dalyką, toks istorinis. 20 amžiaus viduryje buvo pradėtos kurti šachmatų programos. Botvinikas, ten sovietų pasaulio čempionas, pirmas bene pradėjo kurti. Ir buvo sakoma, taip, išmokysim žaisti mašiną šachmatais, bet žmogus visada liks stipresnis, kadangi tai emocija, tai kūryba, tai naujos idėjos, nauji variantai. Ir ateina 2000 ar 2004, neatsimenu, ir mašina ten, Deep Blue atrodo, nugali Garį Kasparovą. Ir viskas, dabar pasaulio čempionas ir mašina du skirtingi dydžiai, yra absoliučiai. Tai kitose srityse nebus kažkas panašaus. Labai nuo srities priklauso. Mes labai matome dar tokį nišinį proveržį tose srityse, kur galima pamatuoti. Tarkim, modelis pasiūlo sprendimą, ar mes turime gebėjimą pamatuoti. Tarkim, veikia 80% tikslumu. Pasiūlo sugeneruoja kitą variantą, veikia 81% tikslumu. Ir mes turim tą pamatuojimą faktą, kuris gali gerinti. Tas pats buvo ir su šachmatais žaidimu Go ir panašiai, kur sužaidė ir gali pamatuoti, pavyko, nepavyko, kiek žingsnių padarė, kiek ėjimų, kiek nuostolių patyrė. Ir tokiais atvejais yra atskira algoritmų, dažniausiai grupė, skatinamų mokymo, kur tokiais pamatuojamas atvejais galima prieiti iki to vienintelio egzistuojančio geriausio sprendimo. Tai yra praktiškai peržaisti vos visus galimus variantus ir turėti tą galutinį sprendimą. Bet iš tikrųjų ne visais atvejais pavyksta tokį uždavinį suformuoluoti. Jeigu mes turim kažką tokio fizinio pamatuojimo, konkrečią sistemą, galbūt. Bet mes turime daugybę visuomenės pokyčių, mes turime sąveiką tarp mūsų visų, tai nėra taip labai lengva kvantizuoti ir pasakyti, štai yra skaičius ir tu jį toliau gerink. Tai šioje vietoje tikrai turėsime sričių, kur galima pagerinti iki naujų Nobelio premijų, tačiau yra daugybė sričių, kur labai abejoju ir taip sugebėsime kvantizuoti ir surasti, kad kaip optimizavimo uždavinį. Jūs labai įdomius dalykus pasakojat apie ateitį ir apie tą, koks mūsų gyvenimas bus. Tai jau artėjant prie pabaigos, dar prieš pokalbį jūs taip kažkaip užsiminėt, tie botai ir jų daugybė. Ir klausykite, ar botai dabar nelemia mūsų gyvenimo, kadangi mes taip neadekvačiai jautriai reaguojame į socialinius tinklus, kai kurie, tokie kaip aš, tai tarkim užsigrūdinės, man tai nusišvilpti, ką tenai rašo, tarkim, bet 90% žmonių nenusišvilpti ir kai užleisk ant jų botų armiją ir juos sužlugdysi. Tai yra šitas pavojus. Jeigu paimtume fizinį pavyzdį, yra tas posakis lašas po lašo ir akmenį pratašo. Net ir mane pratašys. Ir jeigu taip pasižiūrėtume, mes iš tikrųjų labai dažnais atvejais, šiuo atveju turime tokią dedamąją, kad tų botų ir automatizuotų sistemų, jų randasi. Ir kas jas leidžia, jie vis tiek mato, kas suveikia, kokie algoritmai suveikia, ar specifinės užklausos, ar kažkokie klausimai, kas populiarizuoja visuomenę. Tai viena pusė, kuri su tom dirba, jį tobulėja. Tačiau mes, ta kita pusė, tas akmuo, mes kaip ir šiuo metu nesureikšminam, nereaguojam ir šioje vietoje yra ta rizika, kad kas kuria tokio tipo technologijas, pastoviai tobulėja ir jeigu paimtume tą technologinį proveržį tiek su dirbtiniu intelektu, kas dabar leidžia aplamai sugeneruoti kiekvieną kartą unikalų pasisakymą ar komentarą, kuris nėra žeidžiantis, nėra kažkoks labai specifinis, bet galbūt įsižiebs pyktį komentarą
kitų būtent atsakymai. žmogų paskatins paspausti neigiamą mygtuką ir paskui likti daugiau socialinėje medijoje. Tai iš tikrųjų tas poveikį turbūt daro ir čia yra kitos rizikos. Jeigu mes paimtume didžiausias korporacijas, tarkime Meta, per paskutinius turbūt 3 metus investavo virš 10 milijardų į dirbtinio intelekto modelių kūrimus. Ir nepasivijo didžiausių įmonių, nes vien tik tais gintis ir įmesti pinigus, jau nebėra taip lengva, nes tai yra procesas, tu sukūręs kažkokį modelį, padarai klaidų, turi kurti antrą, trečią, ketvirtą. Meta modelis, kokia programa yra? Ar jie dar Lama modelis šeima. Net negirdėjau, tiesą sakant. Ir šioje vietoje, jeigu mes paimtume Ukrainos, tarkim, dronų pavyzdžius, tai jeigu mes surastume startuolius, kurie nuo nulio sakytų, mes einam ir darom kažką panašaus. Tai tu turėdamas, tarkim, 2 metų atotrukį ar 3 metų atotrukį, istoriškai galėtume sakyti, čia porą metų atsilikimas, nieko tokio. Tačiau, kai technologijos keičiasi taip greitai, mes matytume, kad mes esame turbūt 12-24 intervalų atsilikime. Galbūt mums reikia sukurti 24 skirtingas iteracijas, kad mes pasisiektume tai, kas yra šiuo metu naujausia. Ir dabar, jeigu mes pasižiūrėtume per tą iteracijų prizmę į tą patį minimą botų ir botų poveikio prizmę. Jeigu mes dabar pradėtume kažkaip atliepti, kovoti ar panašiai, tai mes irgi, kol suprastume, kas vyksta, kol suvoktume, kritiškai pradėtume atkreipti dėmesį, kad galbūt kiekviename straipsnyje pusė ar kažkokia procentų dalis reakcijų yra iš tikrųjų netikros, o tiesiog užaugintos specialiai, tai užtrunka laiką. Ir kol mes aplamai nieko nedarom, tai tas atotrukis vis auga ir poveikį daro vis didesnį. Bet, Linai, tai jūs sakote, kad reikia užsiimti, nes blogis kuria, o gėris sako, tiek to, tai čia, žinot, primena, kai Hitleris stiprėjo, visi sakė, tegul stiprėjo, vis tiek jisai silpnesnis. Tai socialinės medijos daro įtaką, o įvairūs komentatoriai, botiniai ir šitos technologijos, mes nepastebime, bet kuo toliau, tuo didesnį poveikį daro. Užvaldys mus ir taip jau pusiau užvaldė, nes žmonės jautriai į tai reaguoja. Paskutinis klausimas, Linai, kadangi aš jaučiu, kad mes su jumis kalbėsime dar ne kartą, gal keletą žodžių apie Lietuvos dirbtinio intelekto asociaciją. Kada jinai įsikūrė ir kokių jūs turite svajonių? Tai iš tikrųjų asociacija įsikūrė 2019 metais, dar prieš dirbtinio intelekto, pavadinkim, bumą, bet iš tikrųjų... O jūsų pavadinimas gal dar kitas buvo tada? Ne. Jau šitas. Ir per tą laiką organiškai augo, tačiau jau tuo metu buvo gana aišku, kas su tom technologijom dirba Lietuvoje, kokie iniciatyvūs žmonės, kelios įmonės, tyrėjų grupės universitetuose. Tai jau buvo gana aišku, kad technologijos turės poveikį. Bet, kad tokį poveikį turės, turbūt net ir mes nematėm ir nesvajojom. Tačiau kaip asociacija, tai vis tiek yra labiau profesinė asociacija, turinti virš 90 individualių narių, startuolių įmonių, 7 didžiausi universitetai yra nariai. Tai stengiamasi, mes turim tokį posakį, nėra tokio dalyko kaip per didelė talento koncentracija. Jeigu galima pritraukti, išugdyti daugiau specialistų, nuo to tik tais bus mums visiems, tiek verslui, tiek mokslui, tiek viešam sektoriui geriau. Tai iš tikrųjų turim tokią misiją turėti pastovius reguliarius renginius visuomenį, mokslinės konferencijas, vasaros mokyklas, tam, kad Lietuvoje, ypatingai Vilniuje, irgi turėtume kuo daugiau specialistų besidominčių ir galinčių šitomis temomis kalbėti ir daryti ir kurti naujus ir įdomius dalykus.
Linai, tai ar vienas papildomas klausimas po skriptum iš tikrųjų ir laidose gali būti, ar dirbtinis intelektas kelia pavojų žurnalistikai, o gal netgi gali ją užvaldyti per artimiausią dešimtmetį, jeigu mes nesiimsime priemonių taip, kaip nesiimame priemonių su botais? Čia matyti ir norėtųsi palinkėti, kad visai žurnalistų bendruomeniai dirbtinio intelekto technologijos būtų tas įrankis, leidžiantis dar užtikrinčiau atlikti savo darbą, užtikrinčiau turėti galimybę surinkti daugiau informacijos ir užtikrinti tą faktiškai patikrintą tiesos etaloną, kuris ir yra mūsų visuomenė labai svarbus. Ir šioje vietoje tikrai tikiu, kad tas dirbtinio intelekto įrankių net ir panaudojimas labai sustiprins ir neišjudins mūsų žurnalistikos bendruomenės. Kai, ačiū Linai ir dar kartą iki pasimatymo. Ir tai buvo nedidelis postscriptum. Daktaras Linas Petkevičius, žurnalistas Audrys Antanaitis ir žurnalistikos DNR.